Kaip tikrinsim, ar veikia vairo stiprintuvas? Įjungiam degimą, bandom sukt, sukasi sunkiai, užvedam, sukasi gerokai lengviau, reiškia stiprintuvas veikia. Kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti? Apžiūri, ar nėra įpjovimų, gumbų, plyšimų, ar padangos dyla tolygiai ir neatrodo per minkštos ar deformuotos. Kaip įjungsim galinio stiklo šildymą? Įjungiam, išjungiam. Kaip tikrinsim, ar veikia avarinė signalizacija? Spaudžiam trikampį. Jeigu abu posūkiai mirksi, reiškia signalizacija veikia. Kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas? Automobilis turi stovėti lygioje vietoje, variklis išjungtas ir atvėsęs. Ištrauki matuoklę, nuvalai, įstatai atgal ir vėl ištrauki. Lygis turi būti tarp min ir max žymių. Kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai? Tai jungi kairį arba dešinį posūkį, stebi prietaisų skydelį ir patikrini, ar lemputės šviečia išorėje. Kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas? Tikrinu stabdžių skysčio bakelį, lygis turi būti tarp min ir max žymių. Kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdis? Užvedus variklį, stabdžio pedalas turi būti tvirtas ir nenusispausti iki galo. Stabdymas neturi atrodyti minkštas ar neveiksmingas. Kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai? Spaudi stabdžio pedalą ir paprašai kito žmogaus pažiūrėti, ar užsidega stop žibintai. Be pagalbos galima tikrinti atspindėję prie sienos arba darant vaizdo įrašą. Kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas? Automobilis turi stovėti lygioje vietoje, variklis išjungtas ir atvėsęs. Tikrinsime išsiplėtimo bakelį po gaubtu. Ar skysčio lygis yra tarp min ir max žymių? Kaip tikrinsite oro slėgį padangose? Manometru prispaudus jį prie ventilio ir palyginus parodymą su gamintojo rekomenduojama verte. Kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai? Perjungi šviesų režimus ir patikrini gabaritus, artimasias, tolimasias bei numerio apšvietimą. Ar visos lemputės šviečia? Kur pilsite langų plovimo skystį? Langų plovimo skystį pilsiu į specialų bakelį esantį po variklio gaubtu, pažymėtų stiklo ir purškimo simboliu. Kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka? Padangų protektoriaus lygį tikrinsiu su specialiu matuokliu, slankmačiu arba pagal nusidėvėjimo indikatorius. Kaip patikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys? Tai jungiam stovėjimo stabdį, bandom važiuoti į priekį. Jaučiasi aiškus pasipriešinimas, automobilis pats nerieda. Kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas? Tai spaudžiam vairo centrą arba vietą su įspėjamojo garso signalu. Kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose? Ant lipduko esančio vairuotojo durų statramstyje arba kuro bako dangtelio vidinėje pusėje. Kaip tikrinsim, ar veikia vairo užraktas? Išjungiam degimą, ištraukiam raktelį. Pasukam vairą, kol užsirakina. Vėliau, kad atrakinti vairą, susirandam laisvą eigą. Vėl jungiam degimą. Vairas atsirakina. Kaip tikrinsim, ar veikia priekinė ir galinių langų valymo sistema? Tai pradžiai susirandam langų valytuvo svirtelę, traukiam į save, valosi priekinis langas, stumiam nuo savęs, valosi galinis langas. Kaip tikrinsim, ar veikia ABS sistema? Išjungiam variklį, užvedam automobilį, žiūrim prietaisų skydelį. Jeigu ABS lemputė užgesta, reiškia sistema veikia.